Sveiki, šiandien važiuojam į labai įdomią vietą. Sekmadienis, 7 ryto. Važiuojam į Baltic Long Range šaudyklą. Šita šaudykla uždaryta buvo berods 2 ar 3 metai, gal apie 3. Ir šį savaitgalį vyksta atidarymo renginys. Gal taip galima pavadinti, nežinau. Ir penktadienį buvo treniruočių diena. Vakar šaudė F klasės šauliai. Šiandien šaudys PRS-as. Tai važiuojam susitikti su senais gerais draugais. Pabūt, pašnekėt, pašaudyt gerai iki kilometro. Tai va, žiūrėsim, kas čia bus, kaip čia kas gausis. Labai iš tikrųjų įdomu. Labai džiaugiuosi, kad bent kažkokie ledai pajudėjo šitą kryptim. Ir gal pagaliau turėsim gerą kilometro šaudyklą Lietuvoje, veikiančią, kur būtų galima nuvažiuoti pašaudyti, gal atšaudyti kokias varžybas. Tai žiauriai smagu. Gerai, važiuojam. Iš vietos, manau, bus galima daugiau papasakoti. Tai dar važiuoti liko kokią 1,5 valandos. Iš Marijampolės man 1 valandų kelio. Lekiam į vietą ir ten pažiūrėsim. Pirmyn.
Spėjai, bet leidai. Iš tinklelio šaudė? Tai čia kitaip jo. Šaudėm Baltic Long Range šaudykloje, Širvintose. Puikiai diena, geras oras, geras vėjas, 3-4 metrai per sekundę, gūsingas iki 5-6, tikrai buvo ką veikti. Susitikom su senais gerais draugais, prasukom kelis pratimus, tiesiog šiaip for fun, buvo tikrai smagu. Po to išvijo lietus, 3 valandą, kai traukė, kai iš kibiro. Anyway, super gera diena, labai džiaugiuosi, kad atsirado vėl galimybė pašaudyti šitoj šaudykloje. Porą metų, daugiau gal net negu porą metų tokios galimybės nebuvo. Nieko negaliu pasakyti, kaip bus toliau, žiūrėsim, pats tikrai nieko nežinau. Kaip suprantu, po biškį tą šaudyklą bandom atgaivyti. Kaip ten viskas gausis, matysim. Tiesiog laukiam, sekam naujienas ir manau greitų metų viskas paaiškės. Tai va. Super diena, labai džiaugiuosi. Važiuoju namo, pavargęs, išsimaudyti, pasilsėti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų susitikimų.